Sveiki kolegos, šiandien vėl pasibuvimas su mumis. Tik šiandien turime Filipą ir kolegą Mantą. Mes argausime picas ir šiek tiek pakalbėsim apie savo patirtį su maistu. Padegustuojam tada ir pakalbam. Bandom. Mes čia turim pizzą su grybais. Vegetariška, čia graikiška, o, dievinu. Čia varškės yra, tokių žolelių primėtyta, čia viskiausių grybų. Nes grybų pizza. Tai va. Tai kokios patirtis buvo su pizzom? Blogas, geras. Nėra buvo bloga viena. Kad buvau su tėvais restorane, užsakiau pizzą ir tikrai ilgą laiką užtruko geras 40 minučių. Ir kai atėjo pizza, buvo nekokia staigmena. Buvo visiškai šlapias padas, kad lyg būtų užpildytas ir vandenį. Bjauru buvo valgyti. Tai pasakysi, žiūrėk iš arką nuprašaus patikį. Kinijoje nebent. O čistai, jeigu Kinijai įsivaizduok, yra visokiausių tų. Jie viską valgo, tai nėra ten pizza su tarakonais. Pizza su žiogais, pizza su, bet buverim kokiam nežinau. Žmogau, mes valgom. Man tinka. Jeigu būna, būna tos biškai prastesnės ir jos nebūna, pilnas produktų, tai jos nėra tokias sočios iš esmės. Normali pizza, jo, šeiminės, tai... O ką tu vadini produktų? Ką? Kad toks sotus būtų. Galima viską turbūt ir sūrio daug turbūt ir mėsos, jeigu mėgsta iš mėsą. Ir mes valgom. Ir jau abiems nužos, tikrai negalim valgyti. Sako, tai įsivaizduokit, ir mes tokia, ne, principo reikalas, suvalgysim. Artūrai, nepalik manęs, mes galim. Ir mes valgym. Žinai, kaip būna užlenktas, tik tais jos neužlenktas, tarkim, tai yra pica, čia visas ingredientai ir ant viršaus dar vienas sluoksnis, tapsme. Jinai yra kaip irgi apvali jiems. Kur tos rankos, bet klausyk, užsiveisi. Jos pliusas taip, kad jas, kadangi esu uždaras, tas ilgiau išlieka šiltas ir šiaip labai įdomus tokį paįvairinimas, galima sakyti, nuo standartiškų picų. Kokias įstaigos maisto, ne vien pizzas, čia in general maisto, tapsenimus, ir išmeta sąrašą įmonių, kurias pristatinėja maisto į namus. Ir tai viskas, nuo pizzų iki visokių, gal kiniško maisto, biškai gal tokie takos. Ir tai yra labai gerai, nes iš tikrųjų labai lengva panagrinėti, paeksperimentuoti, bet neieškant labai be didelių pastangų ieškoti viską. Reklama. Čia natūranku, kad tipo papurkščių ir dings maždaug. What? Nemanai, kad mums irgi bus blogai? Jo. Dar pagalvos. Kažką mačiau, pasirodė. A kokios būtų supergalios, jeigu būtum pizzas žmogus? Dalinti žmonėm pizzą. Išskleisti gėrį. Iš nieko Sugeneruoti iš nieko pizzą. Jo, tiesiog pamaitinti Afrikos vaikus ir visą kitą. Arba tiesiog gatvėm bėgioti ir žmonėti veidus. Žiūrės. Gerai. Pabaigai. Tai ką, mes pavalgėm ir jums to pačiu linkime skanaus kažko. Apetito. Ko tu palinkėsi? Tikiuosi nusipirkot kažko skanaus ir taip pat skaniai valgysit, kaip mes valgym pizzas. Jeigu valgo papelį, tikiuosi daug nebesdėsit. Or something. Ta, and out.